brangioji. Užvaldė jausmai? Šiandien galvojau tik apie tave. Trūksta tik geros lovos. Gerų baldų fabrikas. Treneri, rezultatas neatspindi žaidimo? Nu, tikriausiai neatspindi tikrai. Pirmą kėlinį toks gan lygus žaidimas buvo. Tiek jie turėjo progų, tiek mes aštrių atakų turėjom. Gal jie kiek vikresni, meistriškumo aukštesnė yra žaidėjai. Ko trūksta šiandien, kad įveiktų Šiauliai ekraną? Gal patirties trūksta, žaidiminės patirties, tokios aukštam, kad žaidėjai pažaistų aukštesniam lygiai, su gerom komandom. Atakose trūko aštrumo? Taip, puolėjai mūsų gan silpnai sužaidė, skaitau, neužsikabina kamuolių, daug kamuolių prarada, reiškia vesdami, atlikdami perdavimus ir nebuvo prie skersotų kamuolių praktiškai. I think first half was very difficult because our team made a lot of mistakes, losing a lot of balls. We know Šiauliai, they play, they try give the best every time, they run every time, they make match be difficult. But I think after second half we begin to play better, we found a good pass, and after first goal I think Šiauliai open a little bit because they try score, they try draw, and was a little bit easy for us to play, and after we scored 2 goals. Do you think Šiauliai deserves such big loss? I think in the first half, no. They play, I think, better than us. But when Šiauliai have some chance to score, I think they need to have a little bit more patience to make better moves or better situation to shoot and goal. But I think after first goal, Ekranas begin to play better and we scored in good situations. And the result was 3-0, but could be 0-0 or 1-0 to Šiauliai. I think this match was deciding who scored first, have match in hands. We have opportunity to score first, and I think the result don't show Šiauliai play bad. They play good.